Žmonės klausia, kodėl skauda sąnariai. Atsiminkim biologiją. Sąnariai vienas iš nedaugelio organų, kur neturi kraujotakos, neturi inervacijos. Ir sąnariai visas maisto medžiagas, visą maitinimą, visą regeneraciją gauna iš kraujo. Jeigu pas mus kraujas užterštas, ten plaukia grybai, vienaląsčiai, kristalai, šlapimo rūgštis ir kiti dalykai, aišku, mes pažeisim sąnarį, sąnarys negaus adekvačių maisto medžiagų regeneracijai ir tokiu būdu vystosi lėtiniai uždegimai. Ir norint išspręsti šitą problemą arba užbėgti už akių, mums reikia valyti kraują. Kraują valo kepenys, kraujas užsiteršia, jeigu žarnyno yra pralaidus žarnynas. Labai svarbu žarnyną sutvarkyti. Ir kai žarnynas veikia, kai kepenys veikia, kai kraujas yra išvalytas, kai inkstai veikia, tada ir sąnarys yra pamaitinamas pakankamai švariom medžiagom, papildais. Ir tokiu būdu mes turim sąnario regeneraciją, uždegimas mažėja, skausmai mažėja.